Tai labas vakaras visiems, tikrai džiaugiuosi matydamas jūs čia susirinkusius tokį lietingą vakarą, nepagailėt savo batų, lietpalčių, džiaugiuosi tikrai. Ir atleiskit truputėlį jaudinos bent jau pradžioj, nes vat kaip ten yra visa eilė Ušinsko eskizų jo teatro pastatymams, vienas iš jų tai yra Balio Sruogos Milžino paunksmėje, tai aš va taip ir jaučiuosi, Milžino paunksmėje. Nes Stasys Ušinskas iš tiesų yra milžinas mūsų meno istorijoje ir, na, aš jį vadinu renesansiniu žmogum, nes jisai neapsiribojo viena sritim, jisai ir įkūrė ir plėtojo Lietuvos vitražo mokyklą ir scenografiją darė ir, va štai matote, ir lėles, marionetės, ir filmuką sukūrė ir buvo puikus tapytojas. Ir monumentalių mastelių menininkas, inžinierius, chemikas, alchemikas, kaip pasakysiu. Ir be abejo puikus pedagogas, nes kas svarbu paminėti, kad be Ušinsko mes tikrai neturėtume Lietuvos vitražo mokyklos, kuri, mes dabar galim sakyti, yra viena iš tokių stipriausių, bent jau Europos rytiniai daly ir turinti savitą braižą, savitą charakterį. Tai dabar šitos paskaitos metu mėginsiu atskleisti Ušinsko kelią būtent vitraže ir kuom jis yra toksai svarbus ir inovatyvus. Tai nepykit, mėgstu šnekėti ilgai, bet pasistengsiu kažkaip save riboti ir darysime taip. Pradžioj nuobodžiai pasėdėsite, jūs paklausysite paskaitos, o paskui kilsime ir kartu praeisime pro parodą. Bet vis tiek aš akcentuosiu labiau stiklo ir vitražo kūrinius. Tai kam labiau kas domisi labiau scenografija, tapyba, kitais jo kūriniais, tai tikrai maloniai grįžkite kitą kartą, arba manau, gal jau kažkas ir matė, o šiandieną akcentuosime vitražą ir stiklo meną. Tai štai Ušinskas pačiame jau savo žydėjime, kartu su savo stiklo kūriniu, plakete. Apie tai mes truputį jau kalbėsime kiek vėliau, nes čia manau, kad jo fotografija gali būti jau 70-mečio pradžios. Ir kalbant apie Lietuvos vitražą, labai trumpai, tai dėja mes negalime pasigirti senomis tradicijomis. Mes tikrai nesame prancūzai, vokiečiai, anglai, kurie vitražą mena vieni nuo 7 amžiaus, kiti nuo 11-12 amžiaus. Tai, ką mes turime, tai daugiausia yra 19 amžius. Ir čia yra vitražai, kurie buvo sukurti Paryžiaus dirbtuvėse 19 amžiaus viduryje, 61 metais. 19 amžiaus ir yra dvi fotografijos, tai viena iš jų kaip tik kairėje pusėje tai yra projektas, kurį sukūrė Jonas Kazimieras Vilčinskis, kitas menininkas Jonas Puzinas padarė natūralaus dydžio kartonus, siuntė į Paryžių, pagal jo kartonus buvo padaryti vitražai. O dešinėje pusėje yra tai, ką mes turime dabar, tai kaip tik Jonų bažnyčioje ir Oginskių koplyčioje, nes tie vitražai buvo sunaikinti per įvairius karus. Paskutinį smūgį jiems sudavė Belarus filmas, kuris ten 60-metį filmavo filmą apie Antrą pasaulinį karą ir tos vitražus tiesiog išsprogdino. Ir tai, ką mes dabar matome, tai yra tik tai Antano Garbausko rekonstrukcija, taip sakyčiau, 70-mečio. Kiti vitražai tai yra ta pati Jonų bažnyčia, tik čia yra jau altorinė dalis, vitražai, kurie buvo sukurti Rygoje visai paskutiniais 19 amžiaus metais. Ir kiti vitražai tai yra didžiulis ciklas, čia tik tai vienas iš langų, kad susipažinti, koks tai buvo laikotarpis, koks tai buvo stilius, tai yra Rokiškio evangelisto Mato bažnyčia ir vitražai, kurie buvo sukurti Vienoje 19 amžiaus pabaigoje Karlo Geilingo dirbtuvėse. Tai tie vitražai, ačiū Dievui, tikrai yra neblogai išlikę, visas ansamblis, galime juo pasigrožėti lygi šių dienų. Ir tą vitražą beje yra minėjęs ir pats Stasys Ušinskas, jisai yra jį matęs ir yra viename iš savo laiškų aprašęs truputėlį, tik tai klaidingai priskyręs visai kitom dirbtuvėm, bet čia tokios detalės. Bet tik tai parodo, kad Ušinskas vitražų tikrai domėjosi ir matyt ir žinojo tą Lietuvos kontekstą.
kokią misiją čia ir turime. Ir čia yra vitražas, kuris yra tiesiogiai susijęs su Stasiu Ušinsku. Labai netikėtai ir įdomiai. Nes tie vitražai buvo sukurti taip pat Vienoje, taip pat XIX amžiaus pačioj pabaigoj. Irgi Karlo Geilingo dirbtuvėse kaip ir rokiškai vitražai, tik tie vitražai buvo instaliuoti Peterburge, Dvasinės akademijos koplyčioje. Ir tai matome, 4 evangelistai, Kristus nukryžiuotasis. Ir aišku, 17 metų revoliucija įvyko ir tie vitražai tada buvo tiesiog užkalti kartonais, lentom, ten kaip rašoma, kad vinis perkalti buvo stiklai išdaužyti. Bet dėkui Dievui taip pat jie išliko. Ir vienas iš dvasininkų lietuvių, kuris ten mokėsi ir paskui vėl grįžęs, jis sugalvojo, kad mums reikia tos vitražus nupirkti ir pargabenti į Kauną. Taip ir padarė. 304 metais tie vitražai buvo pargabenti į Kauną ir buvo instaliuoti į Kauno Švenčiausio sakramento bažnyčią arba mokinių bažnyčią, kaip dar jinai yra vadinama. Ir prie ko čia Ušinskas? O kaip tik jisai jau buvo grįžęs iš Paryžiaus ir 304 metais jis tos vitražus ir restauravo. Nes, kaip sakau, jie buvo apdaužyti, apnykę. Tik tiek, kad kiek teko šnekėti jau su dabar restauravimą vykdžiusiais meistrais, jie sako, kad Ušinsko restauracija buvo labai prastos kokybės. Nes ir dažai, oksidai, pigmentai netitaikyti ir prastai išdegti ir toks piešinys dar, toks galbūt ušinsiškai tvirtas, bet nelabai tinkantis tokiam istoristiniam stiliui. Bet kaip ten bebūtų, tai vis tiek apskritai pirmasis vitražo restauravimo darbas, kurį taip pat atliko pionierius mūsų Stasys Ušinskas. Na va, ir dar ne Ušinsko darbai, bet irgi svarbus ir su juo susiję. Nes pirmosios vitražo dirbtuvės, kurios buvo įkurtos Lietuvoje, tai buvo lenkų dailininko Vladislavo Pšebitniovskio, kuris atvyko iš Krokuvos ir 905-14 metais Kaune turėjo vitražo dirbtuvės. Ir darė štai tokio irgi istoristinio stiliaus vitražus. Mes tai identifikuojame kaip tokią labai tipišką istoristinę Krokuvos mokyklą. Ir jisai sukūrė vitražus Lapių bažnyčioje, va čia kaip tik ir matome iš Lapių bažnyčios, Viduklės, Vabalninko, Seredžiaus, Daujienų. Ir trumpa tokia karjera, tik tai kaip mes sakom, kad tai, taip, tai buvo pirmos vitražo dirbtuvės, bet tai nebuvo dar mokykla. Nes tai yra menininkas, kuris gaudavo užsakymus, juos įgyvendindavo ir viskas, mokinių neturėjo ir nepaliko. Bet paliko meistrą. Ir čia yra labai svarbus dalykas. Nes 14 metais, kada prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, Kaunas okupuotas buvo ir, vyko, reiškia, neramumai. Ir nusprendė Pšebitniovskis pasitraukti, pradžioje pasitraukė į Rusiją, dabar galvoju Peterburgą ar Maskvą, į Rusiją. Ir netrukus atgal į Krokuvą, kur neužilgo ir pasimirė. Bet svarbu yra tai, kad, kaip sakiau, dailininkai dirba ne patys vieni. Tiek jie turi meistrus, turi krosnis, įrangą, kitą, ten švino valsavimo mašinėlės ir turi meistrus pagalbininkus. Ir šiek tiek užbėgdamas į priekį, pasakysiu svarbų faktą, kad Ušinskas, kada grįžo iš studijų Paryžiuje, į Kauną atsivežė stiklus, tą vitražo supratimą, įrangą, įrankius ir pigmentus, nusprendė čia Lietuvoje daryti vitražus, jisai jau rado meistrą, kuris laukė jo, kiek čia, turbūt 18 metų. Toks buvo Adomaitis Marcijonas, kuris irgi buvo toks labai kietas žmogus, nes jisai buvo ir knygnešys, ir su Motiejumi Valančiumi draugavo. Ir, toks meistras buvo geras, kuris su Pšebitniovskiu dirbo, išmoko vitražo amato ir atvykus Ušinskui, Ušinskas jį rado ir pasikvietė pas save dirbti. Tai ta prasme, kad Ušinskas netuščioj vietoje pradėjo jau, savo tą vitražo dirbtuves. Ir paskui ilgainiui Marcijonas Adomaitis ir savo sūnų išmokino, Stepono.
Ir Steponas dirbo dar ilgus metus Kauno meno mokyklų, Kauno dailės institute su Ušinsku ir jo seserimi Filomena Ušinskaitė. Tai vat kaip netikėtai irgi Pšibitniovskis yra susijęs su Ušinsku. Ir pagaliau Ušinsko pirmasis darbas. Ir mes jau tai laikome pačiu pirmuoju profesionaliu lietuviško vitražo kūriniu. Nes Ušinskas jisai Kauno mokykloje mokėsi pas Vienožinskį, pas architektą Dubeneckį, pas kitus mokytojus ir 29 metais išvyko studijuoti į Paryžių, kur studijavo nacionaliniai, tai vadinasi konservatorija, bet tokia kaip dailės mokykla valstybinė, kur galėjo mokintis daug, reiškia, mokinių. Meno ir amato mokykla. Ir taip pat dar lankė Moderno akademiją, Fernando Leger ir Le Corbusier studijas, iš kurių daug pasisėmė tokio konstruktyvistinio mąstymo. Bet vitražą jisai mokinosi būtent šitoj nacionaliniai konservatorijai. Pas tokį vitražo meistrą, Marcelį Manį, kuris, vėlgi Ušinsko užrašuose radau įrašyta, kad Ušinskas taip, žiūrėjo, sako, toks yra vidutinio kalibro menininkas, bet jo tėvas, vyresnysis Manis, Liusienas Manis, jisai buvo senas architektas, interjerų meistras, ypatingai bažnytinių interjerų. Ir Ušinskas eidavo į jo dirbtuves, tvarkė jo biblioteką ir, kas irgi labai svarbu, susipažino su įvairiom knygom, ne tik tai meno albumais, bet taip pat ir su stiklo chemijos ir vitražo amato, tam tikrais vadovėliais, mokyklomis, vadovėliais. Ir net vieną iš jų jisai parsivežė į Kauną, ten, kur buvo visos formulės, stiklo, glazūrų. Ir ilgainiui jisai pats pradėjo daryti savo glazūras, ką irgi šiek tiek vėliau dar paminėsiu. Ir kaip visada yra daug įvairių užkulisinių istorijų, net ir dabar, atėjęs į ekspoziciją, mes irgi tą darbą gyvą pamatysime ten kabantį čia pat. Atkreipiau dėmesį, kad jis yra pavadintas Makbetu. Kodėl? Tai yra tas pirmasis vitražas, kuris net ir tarybiniais metais turėjo būti parodomas visuomeniai, į knygas dedamas, į tą pirmąjį Ušinsko tokią albumą įdėtas, bet jis negalėjo būti vadintas originaliu vardu, o originalus vardas tai yra arba Šventasis, arba netgi Kristus. Tokie yra du vardai figūruojantis. Tai tarybiniais metais jisai buvo tiesiog politkorektiškai pervadintas Makbetu. Kad būtų aprobuotas patekti į sovietinius įvairius albumus. Tai va čia irgi atkreipiau dėmesį, kad net ir parodoj jisai yra dar tebe vadinamas Makbetu. Tai parodoj irgi vertėtų pakeisti etiketę į tą originalų pavadinimą. Ir tai yra pirmasis vitražas, kur Ušinskas naudoja tą prancūzišką stiklą, klasikinis, tai yra pjaustytas stiklas, visiškai nedekoruotas glazūromis ar kitais dažais. Stiklas ir švino siūlė. Ir pats Ušinskas pats tą darbą taip labai trumpai apibūdinęs yra, kad jį darydamas jisai mokinosi stiklą pjaustyti. Ir sako, sugadinau begalę stiklo, kol šitą darbą įgyvendinau. Bet matyt, galėjau savo tai leisti. Ir 31 metai, kada Ušinskas jau baigė tą konservatoriją, grįžo į Kauną. Šiaip jisai į Paryžių dar vis važinėdavo laiks nuo laiko, dar keletą metų, iki pat 34 metų, bet grįžęs į Kauną, jisai jau ėmė gauti užsakymus ir vitražams. Tai va čia yra pirmasis vitražas apskritai Lietuvos vitražo istorijoje, kuris buvo sukurtas konkrečiai architektūrai. Ir tai yra vadinama Vytautinė bažnyčia Kaune, kur Ušinskas lygiai tokiais pačiais principais, tokiu, sakykime, mozaikiniu būdu pjaustė stiklą, montavo jį švino juostelėmis ir komponavo tokius, labai apibendrintus, labai tokius simbolinius atvaizdus, heraldiką. Ir manoma, kad jisai galbūt konsultavosi su Mstislavu Dobužinskiu, greičiausiai, nes tuo metu jisai jau Kaune gyveno ir ypatingai lietuviškąją heraldiką domėjosi. Jie paskui dar vėliau irgi bendradarbiavo ir draugavo. Tai o čia šiaurinė siena, kaip tik tos gotikinės gražios bažnyčios,
Valančius tuo metu jai vadovavo, tai Ušinskas su Valančiumi bendravo ir jisai labai gerai suprato tą poreikį, kad vis tiek tai yra gotikinė bažnyčia, stokojanti šviesos, ant kranto upės ir drėkstanti, ir kad nereikia jos užtutinti spalvomis, dėl to tokia labai skaidrus yra tie vitražai ir tokie labai lakoniški simboliai. Tai čia matome ir vytis, ir stumbras, tai reiškia Lietuva, Kaunas, ir karališkasis erelis, ir šventasis Kristoforas, ten kažkur tai galima būtų atskirti, ir Jonas Nepamukas, na, tokie Lietuvos ir Kauno simboliai. Ir stiklas yra prancūziškas, tai vat kai eisime pro vitražus irgi atkreipsiu jūsų dėmesį, kuom jisai yra ypatingas. Gal net ir čia šiek tiek ekrane matos, toks yra truputėlį banguotas, vadinamas, kaip mes savo slang vadinam, katedralinis stiklas, kad gražiau laužtų šviesą. Na ir kiti vitražai, kuriuos Ušinskas sukūrė jau pilnai įsitvirtinęs Kaune, na, tai gal irgi galiu paminėti irgi svarbus dalykus, kad jis jau 34 metais pilnai grįžo į Kauną, surengė savo parodą, tapybos darbai te vyravo ir sukėlė furorą, nes Ležė mokinys, ten matysime praeidami jo tos tapybos darbus, kurie tikrai sukėlė daug ginčų ir buvo tokie revoliucingi, nes konstruktyvistiniai, tokie kubistiniai, apibendrinti, šokiravo šiek tiek tokią Kauno visuomenę. Ir jisai buvo pakviestas dėstyti į savo gimtą Kauno meno mokyklą, ten ant Pelėdų kalno, ir perėmė monumentaliosios tapybos studiją, kurį kūrė vitražo studiją, kur, kaip sakiau, restauravo tuos mokinių bažnyčios vitražus ir ėmė dėstyti vitražą kaip vieną iš disciplinų. Ir turėjo, na, didelį pasisekimą ir net, tarkim, Albinas Elskus, kurio kaip tik paroda vyksta dabar Kazio Varnelio muziejuje, jis yra teigęs, kad tuo metu įstojęs į Kauno meno mokyklą, jisai pirmą kartą ir pamatė vitražus profesoriaus studijoje ir tada jau suprato, kad tai yra dalykas, ką jisai nori daryti. Ir ilgainiui tapo pasaulinio masto vitražo kūrėjų lietuvių. Tai kas pamilsite vitražą, būtinai aplankykite ir Kazio Varnelio dar muziejų. Ir Pats Kazys Varnelis, irgi jį paminėjau, taip pat buvo Ušinsko mokiniu ir jie apskritai buvo labai geri bičiuliai, draugai ir siejo net ir tam tikri šeiminiai saitai. Jisai irgi juk persikėlęs, jau pastraukęs į vakarus, įsikūręs Čikagoje, tai padarė vitražus. Tai visa tai irgi ateina nuo Ušinsko. Ir grįžtant prie paties Ušinsko, tai 38 metai, kada Kaunas tiesiog klesti, laikinoji sostinė, architektai, kurie grįžę iš Paryžiaus, iš Berlyno, iš kitų miestų, kūrė tą Kauno Art Deco legendą, stato tos garsiosius pastatus, vienas iš jų, tai yra vyresniojo Landsbergio pastatyti Kauno pramonės ir prekybos ir amatų rūmai. Ir ten laiptinėje yra 2 vitražai. Gal jie šiek tiek stokoja apžvalgos, bet kaip ten bebūtų, tai yra pirmieji irgi vitražai, kur Ušinskas jau atsiskleidžia, na, visų savo meistrystės jau grožio, nes yra tokie svarbus aspektai. Skirtingai negu tų pirmų vitražų, kur mes matėm vytautiniai bažnytėliai, kur buvo tiesiog spalvoti stiklai ir viskas, čia Ušinskas stiklus ištapo pigmentais, glazūromis, reiškia, suteikia bruožus ir portretinius, ir laiveliai, peizaže, kas vyksta. Tai irgi daug labai detalių, kurios yra pieštos ant stiklo. Tai reiškia, stiklo spalva ir dar plus piešimas oksidais ir glazūromis. Bendra tema tai yra Lietuvaitė, mes jį vadiname, bet dar giliau pažiūrėjus, tai iš tiesų yra mažosios Lietuvos simbolis. Nes tai yra milžinė neringa, laikanti laivelį savo rankose, ten kraičio skrynia tokia žemaitiška, už jos yra ir švyturys, jūra, ten skrenda žuvėdros, tai yra ta būtent mažoji Lietuva. Ir matom portretas, kad tikrai yra labai gražiai ištapytas, labai detaliai, ir eisime pro tapybos darbus, tai irgi galėsime ir palyginti tokią labai monumentalią
figūrų traktuotė tokia, kaip sakome, vamzdžiai, šešėliai taip yra daromi. Bet čia jau Ušinskas toks jau gana nuosaikus. Ir čia net jau toks, sakyčiau, įsivyravo toks naujasis tradicionalizmas jo kūryboje. Antras yra labai svarbus dalykas, kad Ušinskas buvo, kaip sakau, tokia renesansinė natūra, ne tik tai menininkas, bet ir inžinierius. Nes esmė yra tame, kad langas jisai nėra mažas, yra viršyje 2 metrus aukštis, beveik 3 metrai. Ir beveik metras plotis. Ir vitražo mes negalime padaryti tokio dydžio nuo vientiso bloko, nes vitražas jisai, kadangi švinu yra jungiamas, jisai linksta. Dėl to tradiciškai langas būtų padalintas į kokias, bent 3 dalis rėmais. Ir mes turėtume tokius rėmus, kurie dalintų figūrą. Ušinskas to nenorėjo, norėjo to išvengti. Ir kaip tą padaryti? Ir jisai surado tikrai genialų inžinerinį sprendimą, kurio nenaudojo daugiau niekas kitas, tik tai jisai. Čia yra jo patentas. Matome, čia tokios yra storos linijos. Tai čia iš tiesų yra metalinė konstrukcija, toks kampuotis, kuris yra išlenktas pagal formą figūros, apibėga aplink visą figūrą. Ir tos detalės, tai yra, čia yra užvino siūlės. Ir čia yra vitražo elementai, kurie buvo įstatyti. Koja viena, koja kita, fono detalė, juosta, liemuo, rankos, galva ir taip toliau buvo įstatyti į tuos suvirintus, išlankstytus metalinius rėmus. Ir mes, kai žvelgiame į tą kompoziciją, mes net nesuprantame, kad čia yra rėmas, nes ta stora riebi linija, kaip tik apibrėžia figūrą ir net kaip tik ją pastiprina, padaro tokią monumentalę, bet tuo pačiu būdu vitražas pats save laiko. Jisai nedumba, nelinksta ir jam nereikia jokio papildomo dalinimo arba jokio papildomo dar sutvirtinimo, kaip kartais yra daroma tokiais metaliniais strypais. Tačiau Ušinskas tikrai buvo labai inovatyvus ir menininkas, ir inžinierius. O antras langas tai yra jau lietuvis statybininkas, vyrukas, stuomeningas. Tai jisai kaip tik ir atspindi tą jau didžiąją Lietuvą ir būtent modernėją Lietuvą. Nes tai yra, matom, statybos, yra tas cirkulis architektų. Vėlgi eisime pro tą didįjį pano, atkreipsiu jūsų dėmesį į kai kurios dalykus ir sutapimus. Ir už jo tai matom čia, jeigu nežinau, ar matosi lėktuvas skrenda, ten mariosi laivai plaukia, čia kaminai rūksta fone, čia dar kaimas, plyti žodžiu, ta visa moderni Lietuva, kuri iš kaimo ateina į jau tą pramonę, į dangų, į lėktuvus ir taip toliau. Tai žymi mūsų progresą. Dabar vitražai, taip, vis tiek vitražai tai tokia labai trapus meno kūrinys ir deja, ne visi jie išlieka. Ir ypatingai Lietuvoje per visus karus okupacijas daug yra jų dingę, tame tarpe ir Ušinsko darbų. Tai šitas darbas yra tokio pusiau, sakytume, pusiau dingęs, pusiau ne. Žodžiu, 40 metais buvo pastatyti taupomųjų kasų rūmai Kaune, Laisvės alėjos pradžioje, kur dabar yra įsikūrus Kauno miesto savivaldybė. Tarybiniais metais tai buvo kompartijos ten komitetas įsikūręs. Bet kai tyrimų rūmai dar buvo statomi, Ušinskas, bendradarbiavimas su Dobužinskiu, sukūrė vitražą tiems rūmams, nes kad jų buvo tokia centrinė salė, kur turėjo būti finansinių ten tų visų operacijų salė, didžiulis langas. Tuo metu tai buvo didžiausias vitražinis langas, turėjo būti apie 15 kvadratinių metrų dydžio. 5 metrai ant kažko 3,5 ant beveik 5 metrų. Ir tie vitražai buvo padaryti. Ir čia mes matome, nes čia yra projektas, o čia yra vitražai, kurie tiesiog atskirom detalėm suguldyti ant grindų ir nufotografuoti, kaip liudinimas, kad tikrai tie vitražai buvo padaryti. Ir čia Ušinskas naudojo tą patį principą. Čia turėjo bėgti irgi tos metalinės karkaso linijos, kurias turėjo laikyti tą visą vitražą beveik be rėmų. Bet, kaip sakau, tai yra 40-ieji metai. Ir pirmoji sovietų okupacija, ir tie vitražai net ir nebuvo įstatyti į langą, jie taip ir liko pas dailininką dirbtuvėse, paskui buvo sudėti į medinės dėžes, išvežti į kaimą ir saugoti iki pat mūsų laikų. Niekad nebuvo ten instaliuoti.
Ir čia toksai, sakyčiau, skaudus yra dalykas. Gerai, gal grįžtų atgal, žiūrėkite, tas pats formatas, ne? Šito darbo, projekto ir šito. Taip ir yra. Tai yra projektas, kitas Ušinsko projektas, kuris buvo padarytas 60-metyje, 60 kažkelintais metais, tiem patiem rūmam, tam pačiam langui, tik dėja kitam užsakovui. Tai yra Kompartijos komitetui. Ir matome, kad Ušinskas jau, dėja turėjo paklūsti tai propagandiniams įvairiems reikalavimams ir tik štai tokį sukomponavo vitražą. Jisai nebuvo gyvendintas, tai ačiū Dievui mes tokio ir neturime. O gal vėl, nežinau. Bet gal kol pasakosiu, nežiūrėkime į tą, bet geriau kol kas į šitą pasižiūrėkime, nes labai trumpai prabėgsiu dar per keletą faktų, kad Ušinsko yra įrašų, kad net jisai buvo sukūręs vitražus Kauno centriniam bankui. Tai irgi buvo tokie, 28 metų manifestas nuo jaunos Lietuvos centrinio banko pastatas Kauno pačiam centre, ir ten ir Kalpokas, ir ten ir kiti menininkai, Pundzius ten kūrė meno darbus, ir freskas, ir skulptūras, Mikėnas be abejo. Tai ir teigiama, kad laiptinėje vienoje buvo Ušinsko vitražai. Jų neišlikę nei fotografijų, nei jokių fiksacijų, bet yra įlikę tik tai keli įrašai meno istorijos knygose. Bet to mes teikti ir to labiau parodyti negalime. Paskui buvo Kauno karininkų ramovėje sukurti Ušinsko vitražai 37 metais Vytauto seklyčioje. Karininkų rūmai. Ir ten buvo lietuviškoji heraldika, tik tai dėja šitie vitražai buvo sunaikinti jau vokiečių okupacijos metais, nes jeigu žinote, kad tie rūmai yra netoli stoties, sąlyginai netoli. Ir kada vokiečiai traukėsi, ten dar buvo elektrinė netoliese, tai kada vokiečiai traukėsi, tą elektrinę sprogdino, paskui dar bombardavo ir geležinkelio stotį jau sovietai, tai dėja tų vitražų ir nebeliko. Paskui dar buvo Kauno karo muziejuje 2 erdvės, kur buvo Ušinsko irgi rankų prisilietėta. Tai buvo Vytauto didžiojo kapela vadinama, kur Ušinskas buvo padaręs vitražus, visą eilę langų, kadangi tai buvo Vytauto didžiajam skirta, tai ten vitražuose buvo vaizduojami Žalgirio mūšyje paimtų vėliavų visi simboliai, visa heraldika. Deja, irgi jokių fotografijų, jokių piešinių nėra likę, bet yra faktai likę tiek spaudoj, tiek muziejaus įrašuose. Ir deja, tie vitražai taip pat buvo sunaikinti 44 metais. Vokiečiai, rusai, žodžiu, pataikė. Ir kita erdvė tai buvo vadinama žuvusių už laisvę kripta, kurią Ušinskas įrenginėjo, norėjo įrengti pagal savo projektą. Ir buvo parengęs tikrai labai ambicingą projektą. Ten jisai žaidė su marmuru, su spalvoto stiklo, jau ne tik tai, kad plokščiais dalykais, bet net su luitais, šviestuvais, pūsto stiklo dalykais, su prašvietimais. Čia buvo jo projektas parengtas. Ir jisai buvo gavęs finansavimą, važiavo į Paryžių, jau rinkosi stiklus, jau pradėjo daryti kažkokius dalykus matyt. Bet paskui jau valdžia suprato, kad su terminai dega visi, pinigai jau senai sąmata viršita, tai pakvietė tada Dobužinskį ir Dobužinskis šiek tiek tą projektą supaprastino, pakeitė labiau ne su stiklu, bet su šviesos ir tiesiog marmuro efektai sužaidė. Ir buvo stiklo atsisakyta, Ušinsko projekto buvo atsisakyta, bet pati šviesos idėja liko. Ir bet deja, kaip suprantam, ta kripta taip pat buvo sunaikinta, manau, kad jau sovietų okupacijos metais, nes tas karo muziejus jisai jau buvo skirtas visai kitiem reikalam eksponuoti. Tai ir keliaujam toliau prie Ušinsko tų didžiųjų projektų. Ir čia dar vienas skaudaus likimo projektas, tai yra Berčiūnų Lietuvos kankinių koplyčia. Ir 2 vitražus iš jos mes irgi matysime čionais parodoj, galėsim sustoti prie jų. Ir vėlgi randi šiek tiek netitikimas datos ir to papasakosiu kodėl. Gerai, papasakosiu, kaip prieisim prie tų vitražų konkrečiai. Tai
šitam projektui pati koplyčia buvo suprojektuota architekto Muloko, kuris irgi paskui į vakarus emigravo, ten tapo ir garsiu architektu. Ypatingai daug statė Lietuvos lietuvių išeivių reikmėms bažnyčias. Tai buvo jo suprojektuota koplyčia, kuri buvo pastatyta 41-44 metais. Reiškia, jau vokiečių okupacijos metais, bet ir buvo skirta atminti jau tų pirmųjų sovietinių okupacijų trėmimų aukoms ir kitom aukom atmint. Ir Ušinskas ten sukūrė 7 vitražus. Šitą centrinį, laiminantį Kristų ir paskui dar kitus. Tai yra Mindaugas, Vytautas, kuriuos mes matysime. Taip pat Šventasis Kazimieras, Mergelė Marija, vyskupas Merkelis Giedraitis ir arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Ir tie vitražai dėja buvo padaryti, bet dėja niekada nebuvo ten instaliuoti, nes 44 metai grįžo sovietai, tie vitražai tada buvo sudėti į dėžes medinės, užkalti ir ten netoliese esančiame Jedagonių kaime malkiniai suslėpti, buvo nuo 44 iki maždaug 70 metų, ten malkos žiemą iškraunamos, deginama, kūrenama, nukraunamos, ten šiek tiek tie vitražai buvo ir apnaikinti, bet neblogai išliko. O pati koplyčia dėja dar baisesnis jos likimas, jinai buvo tiesiog sovietų jau Stalino laikais išsprogdinta iki pamatų ir ten paskui buvo įkurta pionierių stovykla. Labai tipiškas sprendimas. Ir tik atgavus nepriklausomybę, bažnyčia buvo, koplyčia buvo atstatyta, tik jau kitas projektas, nebe Muloko, bet jau visai naujas sprendinys. Ir vienas iš tų vitražų, pats centrinis, pagrindinis laiminančio Kristaus, grįžo į savo tą pirminę vietą. Ir šiaip tai mes čia turime įdomų sprendimą, nes turbūt vienintelis Lietuvoje yra atvejis, nors dabar jau Klaipėdoje Morkūno yra beveik pakartotas panašus sprendimas, kad vitražas yra altoriaus dalis. Vietoj nukryžiuotojo, kas būtų šiaip tradiciškai Lietuvoje, yra štai šis vitražinis paveikslas su dirbtiniu pašvietimu. Ir šitą darbą Ušinskas kūrė 41-42 metais. Ir jisai jau vis tiek suprato, kad jau tai buvo pirmoji sovietų okupacija, pirmieji trėmimai, Birželio sukilimas, vokiečiai atėjo ir kad čia geroji nesibaigs. Ir čia Ušinskas, manau, tikrai jau meldė tiesiog Dievo palaimos, Dieve saugok Lietuvą, nes mūsų laukia tikrai sunkus laikai. Čia daug yra simbolikos. Laiminantis Kristus rankas ištiesęs ir čia mes matome, kalbant apie portretą, tai mes irgi matysime jo kartoną, piešinį ant popieriaus. Mano supratimu, tai yra turbūt pats įspūdingiausias vitraže atliktas portretas Lietuvos vitražo istorijoje, nes nieko įspūdingesnio, savito tokio nesu matęs. Tas toks dramatiškas apšvietimas, tas švytėjimas iš vidaus. Čia Ušinskas, kuris toks yra monumentalistas ir Ležė mokinys, vis tik tai pademonstravo aukščiausią, tokio jautraus piešinio galę. Ir čia daug yra simbolikos. Va čia toj daly mes matome lietuviškąją tradiciją, tai lietuviškos koplytėlės, stogastulpiai, Vilniaus katedra, Onos bažnyčia, Trijų kryžiaus kalnas, kažkur tai ten Gedimino pilis. Ir čia yra pirmojo trėmimo data, 41 metų birželio 14. Kitogi pusėje priešais, tai yra Vatikanas, Roma, tai yra ir Koliziejaus griuvėsiai, ir Švento Petro aikštė. Ir kita data tai yra Kaune vykusio birželio sukilimo data. Tai ir kiti šventieji, kurių prašoma globoti Lietuvą, ten ir matom, čia ne Kazimieras, čia yra Šventasis Nepomukas, man rodos, Jonas Nepomukas. O čia ir Šventasis Izidorius, jam yra skirtas šitas vaizdas, tiesiog kartojas aria laukus ir angelas jį lydi. Ir dabar rodo kitą bažnyčią, tai yra Krekenavos bazilika.
Dėl ko? Dėl to, kad 70 metais, kaip sakau, kitų metų tie vitražai buvo paslėpti dėžėse, bet Ušinskas sugalvojo, kad, sutarė su ten vietiniu kunigu, kad mes galime tos vitražus instaliuoti čia. Štoj, reiškia, Krekenavos bazilikoj. Tik tiek, kad žiūrėkit, kas atsitiko, kad čia yra originalūs Ušinsko vitražai, kokius mes matysime čia parodoj Vytautą ir Algirdą. Aišku, langai neatitiko. Tai Ušinskas paėmė tos originalius langus vitražinius ir tiesiog pritaikė esamiems jau Krekenavos bazilikos langams, dar pridurdamas šitas visas dalis. Dar ornamentikos pridėjo ir kadangi ten originalių būdu buvo kiekviena figūra atskirame lange, tai čia teko tas figūras suporuoti. Tai Kazimieras su Marija, Merkelis Giedraitis su Matulaičiu irgi suporuoti. Ir mes lygi šių dienų turime tuos vitražus Krekenavoje. Ir dar įdomu tai, kad Krekenavoje būtent tais laikais, 70 metais buvo šitie vitražai instaliuoti, buvo taip pat ir tas centrinis langas buvo instaliuotas Krekenavoje ir dar maža to, prie durų dar kalbojo dar vienas Ušinsko vitražas, kuris buvo padaręs Paryžiuje. Monstrancija, tos apskirtas nedidelio formato vitražas, kuris dėja iki šiol yra niekur neeksponuojamas ir, kiek mačiau, gana apverktinos būklės. Tikėkime, bus atgaivintas ir gražintas į mūsų meno lobyną. Tai dabar ką mes turime? Turime centrinį langą Berčiūnuose, kur visus kviečiu nuvažiuoti kokią piligriminę kelionę. 4 langai yra netoliese esančioje, nuo ten Krekenavoje. Ir 2 langai, tai galim gal tos iš arčiau pamatyti kelis langus. Ir taip pat atkreipkite dėmesį iš tai šitą portretą. Apie jį mes dar pakalbėsime ir dar aš jums piršteliu bakstelsiu, kai eisime per parodą. Tiesiog įsidėmėkite tą žavę rudaplaukę. Ir jos galvos palenkimą, ir jos tam tikrą stilių. Ir šitie 2 vitražai, kuriuos mes matysime čia parodoje gyvai. Tik vienas niuansas. Irgi atkreipiau dėmesį į etiketę, specialiai paskaičiau ir atsitiko taip, kad tie vitražai, jie 2 ir pragyveno visą sovietmetį labai sėkmingai, nes jie buvo paimti į muziejų Čiurlionio ir buvo eksponuojami netgi skulptūros ir vitražo galerijoje Kaune, kur Soboras yra. Ir jie buvo visoje menotyroje užfiksuoti, tarybiniai, jokių problemų. Bet tik tiek, kad klaidingai buvo nurodyti metai 39-ieji. Ir čia taip pat yra nurodyti 39-ieji metai. Kodėl? Todėl, kad sovietai nenorėjo deklaruoti, kad tie vitražai buvo sukurti vokiečių okupacijos metais ir jie buvo dalis ciklo bažnytinio. Tai dėl to, tam, kad tą įpilietinti tarybiniai menotyrai buvo paankstinti metai, 39-ieji, maždaug čia sukurti vitražai toj buržuaziniai Lietuvoje, kada ten Vytautas buvo garbinamas, o Vytautas šiaip buvo šaunuolis, juk jisai, kaip ir mes, sovietai, reiškia, kaip ir mes, rusai, vokiečius sumušė. 410 metais Žalgirio mūšį, reiškia savas bičas. Tai tokiu būdu tie vitražai pragyveno labai sėkmingai visą tą ir sovietmetį, išliko ir dabar mes jais galim pasidžiaugti gyvai. Kiti bažnytiniai ansambliai, žiūriu laiką, pasitengsiu greičiau kalbėti. Tai kiti bažnytiniai ansambliai irgi labai gražus yra dar vienas pavyzdys Kaune, tai matom puikias Liudo Truikio freskas, tai yra Žemųjų bažnyčia, irgi moderni, statyta 38 metais, kada Truikys ir padarė šitą freską, bet Ušinsko yra 2 vitražai, čia gale. Aišku, bažnyčia buvo tokio liūdno likimo, nes sovietiniais metais tai buvo sporto salė įrengta sandėliai, paskui sporto salė, tai šita freska buvo gerokai nuspardyta kamuoliais ir dabar mes ją tokią matome atrestauruotą. Tik matyti sėkmingai, ta dalis buvo uždengta nuo sporto salės erdvės ir tie vitražai išliko. Tai čia Ušinskas 45-47 metais pavaizdavo Šventą Juozapą ir Šventąjį Kazimierą. Tik čia jau tikrai nebeliko to tokio monumentalaus Ušinsko, toks jau labai personaliai sukomponuoti, bet tokie bažnytinio
jo charakterio šitie darbai, klasikiniai. Bet kaip ten bebūtų, tikrai labai romi, kantri ir labai gražiai tapyba ant stiklo. Na va, to kitas didelis ansamblis, pats didžiausias, išlikęs savo vietoje, būsite Kaune, tai primiktinai prašau aplankykite tą mažąją Kristaus prisikėlimo bažnytėlę. Na, vis tiek, šiek tiek ir įsiplėsiu. Nes grįžtant truputėlį atgal į 40-osius metus, kad buvo statoma ta baltoji gulbė, ne, ta didžioji prisikėlimo bažnyčia, Art Deco didžiausias statinys, kuris ilgainiui buvo paverstas radio gamykla sovietiniais metais, dabar vėl atšventinta ir mes turime jau vėl tą gražią bažnyčią, kuriai iki 40-ųjų metų Ušinskas projektavo vitražus, o Kazys Varnelis projektavo altorinę dalį. Tik užėjo sovietai ir deja tie projektai nebuvo įgyvendinti. Bet prelatas Feliksas Kapočius, jisai tuo metu vadovavo tai mažai Kauno prisikėlimo bažnytėlį ir didžiai, jisai tada sako, nu gerai, nepavyko įgyvendinti tų didžiosios, įgyvendinkime tada tą mažąją bent jau. Ir tais pačiais 45-47 metais Ušinskas padarė visą ciklą vitražų, tai yra 11 vitražų ciklas, vienas didžiausių to laikmečio vitražų ciklų, ir centre matome Kristų, atsiprašau, Dievą Tėvą laiminantį, irgi labai spūdingas yra portretas, toks švitėjimas iš vidaus sklindantis. Atkreipkite dėmesį taip pat ir į tą stiklą, tokį banguojantį, rifliuotą, kaip mes sakome, irgi apie jį šiek tiek užsiminsiu, kai stovėsime prie vitražo. Atkreipkite dėmesį vėlgi į nekalto prasidėjimo mergelę Mariją, jos vėlgi galvos linkį, primena Berčiulsą, ne šiek tiek. Ir dar apie ją pakalbėsiu prie tapybos vieno darbo. Ir šventasis Kazimieras, ta abipus Dievo Tėvo stovintis. Dar apsidiniai daly yra dar dvi figūros, tai yra mergelė Marija, jos žengimas į dangų ir Kristus. Yra vienas dalykas, labai svarbus kalbėti apie tą stilistiką, nes Ušinskas, vis tiek tai yra Lėžė mokinys ir tokia labai modernė tapyba, bet jisai ilgainiui tikrai pasinėrė galbūt labiau į tokią naujojo tradicionalizmo stilistiką, kurią ir tas pats ir Mikėnas kultivavo, ir Pundzius, ir kiti skulptoriai, ir tapytojai, ypatingai skulptoriai, net ir grafikai. Tai buvo tokia europinė tendencija, įgrįžimas į klasiką, toks neoklasikos atgimimas, bet Ušinskas tą darė tokiu ir labai, su liaudišku charakteriu. Ir jisai šitose vitražuose labai gražiai sulydė tokią krikščioniškąją simboliką, kuri paklūsta krikščioniškai liturgijai, tie vaizduojami šventieji ir tos visos tradicinės figūros, ir pietą matysime, ir kitas kompozicijas. Bet žiūrėkime, kas atsitinka. Mergelė Marija, bet jinai tokia yra labai lietuvaitė, tiek savo portretu, ir kas yra svarbu, štai tautinė juosta persijuosusi. Ir jinai pakyla į dangų viršum lietuviškojo peizažo. Lietuviškasis kaimas, ir mergelė Marija skrendžia virš jos, o tautinė juosta apsijuosusi. Kristus taip pat stovi ant žemės, ir čia pat matome lietuviškos trobelės kaimo, čia pat ir kryžius medinis, ir Kristus taip pat persijuosęs yra tautinė juosta. Ir vienoje navos pusėje tai yra ciklas, kuris skirtas jau krikščioniškai simbolikai, tai matome šventąją šeimyną, Jozapas, Marija, kūdikėlis Jėzus, pieta be abejo. Ir vėlgi labai puikiai yra tapyba ant stiklo. Tik čia vėlgi reikėtų paminėti jau tokius dalykus, kad Ušinskas, visa Ušinskų šeima buvo labai meniška, nes tiek jos sesuo Filomena buvo jo bendražygė, daug jo projektų gyvendinusi, apie tai yra užsiminsime eidami prie stiklo darbų, dirbusi petin su broliu. Ir mes matome, net ir čia tame cikle įsižiūrėjus galėtume išvelgti, kad net ir kelių rankų piešta, vieni portretai yra tokie grubesni šiek tiek, konkretesni, kiti yra švelnesni. Tai tikrai buvo piešta Ušinsko Stasio ir jos sesers Filomenos.
O kai kurios fono detalės, ypatingai peizažo detalės, buvo tapytos dar kito žmogaus, kito asmens. Apie tai irgi užsiminsim. Na vat, ir trečias langas toj pačioj navoj, tai yra angelas sargas. Ir matom, kokia graži yra simbolika, kada vaikai eina per lieptelį, tai vėlgi tai yra alegorija, kad vaikai eina į savo ateitį, eina per nesaugų lieptą, kur gali nukristi į vandenį. Tai vat angelas sargas, kuris tos vaikus palydi. Tas, sakytum, kiti sako, labai naivus, toks atvirukinis yra paveikslas, bet aš taip nevadinu, nes mano galva tai yra vat kaip tik tas labai atviras, galbūt net šiek tiek graudulingas ir jau toks svajingas Ušinskas, kuris tiesiog sako sudie tai nueinančiai Lietuvai, nes jisai jau, tai sakau, tai yra 45-47 metai, jau Stalino laikai, Sovietų antroji okupacija. Ir Ušinskas pilnai supranta, kas mūsų laukia. Ir vėlgi prašo Dievo tėvo užtarimo ir Dieve globok tą Lietuvą, su kuria jisai atsisveikina. Ir kitoj navos pusėje tai yra, vat kai mes ten matėme šventąją šeimyną, tai grynai priešais yra čia lietuviškasis kaimas ir lietuviškoji šeimyna. Ir vėlgi tai yra Ušinsko amžininkai. Žiūrėkime į jų rūbus, kaip jie apsirengia. Tai yra labai tipiška 40-mečio apranga. Ir fone, ir ten gryčios, žibarinė lempa deganti. Kitas langas, centrinis, tai yra toj navoj. Tai yra langas skirtas Vilniui, atsiprašau, šitas yra Kaunas, čia yra Kaunui skirtas. Bet tai vėlgi matome šeimyną, tėvas, motina, du vaikai, kurie meldžiasi prieš tą koplytstulpį, koplytėlėje smutkelis, rūpintojėlis. Bet už jų štai matome Kaunas, tai yra ta Kauno didžiojo prisikėlimo bažnytėlė, ten kaimo peizažas su trobelėmis, va čia geriau matysis. Ir vėlgi matome, tie patys yra amžininkų rūbai. Ir labai įdomiai Ušinskas išnaudoja ir patį stiklą, nes čia gal sunkiau matos, bet čia yra tokie raibuliuojantis ornamentukai, čia tokie yra ornamentukai. Ką mes matysime prie tų vitražų, gal aiškiau paaiškinsiu. Ušinskas čia naudoja tokį rifliuotą stiklą ir labai efektingai išnaudoja, tokiam prabangiam galbūt rūbui efektui sukurti. Šis langas yra be abejo skirtas Vilniui. Aušros vartų mergelė Marija, čia pat matome antram plane katedrą, Trijų kryžių kalnas ir kiti Vilniaus vaizdai. Ir matyt, panašių laikų Ušinskas sukūrė dar vienus vitražus, tai čia yra Gelgaudiškis. Ir įdomu tai, kad tie vitražai Ušinskui buvo priskirti visai neseniai, prieš keletą metų. Nes jie ilgą laiką buvo tiesiog įvardinti bažnyčios dokumentuose kaip nežinoma dailininko vitražai. Bet mums įsiskaičius į Ušinsko užrašus originalus ir nuvažiavus paskui į vietą pasižiūrėti, tikrai kolegiškai nustatėme, kad čia yra tikrai Ušinsko vitražai, nes ir stiklai tie patys naudojami, kur ir kitose to laikmečio vitražuose. Ir štai šitas geltonas sidabro nitratas, kokį mes matysime stikluose, irgi atkreipsiu jūsų dėmesį. Ir tai yra tikrai neabejotinai Ušinsko darbai. Ir matome, kad taip, ta tokia tautiniai simboliai stilizuoti kryžius, bet čia pat yra tautinė saulutė ir šventosios dvasios simbolis. Kitas langas tai yra Dievo apvaizdos akis, bet irgi matome kryžius, bet tokiais centre ir šonuose tai yra tokie labai tipiški Lietuvos kryžių raižiniai. Ir toks mažiukas projektukas, kurį Ušinskas įgyvendino irgi panašiu metu, tai tokios, šiaip dar padarė tokias dvi nedidelės koplytėlės, nežinau, gal nepilno metro dydžio, ir vieną iš jų dovanojo kolegai savo Liudvikui Stroliui, o antrą padovanojo vyskupui Kazimierui Paltarokui. Ir dabar šita koplytėlė yra Panevėžio katedroje. Ir čia kaip tik Ušinskas ir pavaizdavo šventąjį Kazimierą. Ir įdomu tai, kad tai yra medinė dalis, jinai buvo drožinėta meistro Svirskio,
kuris buvo Ušinsko lėlių ir marionečių meistras. Tai vat, eidami čia atkreipsi dėmesį tas puikias marionetės lėles, kurios buvo sukonstruotos ir ištroštos kartu su meistru Svirskiu. Tačiau va to paties meistro yra ir medinė dalis drožinėta. Ir dabar dėja, vėl žengiame tokį sunkų laikotarpį, nes Ušinskas jisai tuo laikotarpiu, tai yra Stalino laikai, jisai dar dėstė Kauno dailės institute, nes tai buvo reformuota Kauno meno mokykla, iki pat 51 metų Kaune, paskui buvo perkelta ta studija į Vilnių, tai dar jisai iki 54 metų dar net ir į Vilnių atvažiuodavo. Bet štai kokie buvo daromi darbai. Ir galim tik tai suprasti, kokia tai buvo tragedija dailininkų, kuris buvo, na žinot, Ležė mokinys, modernistas, jam ten lėktuvai, kosmosas ir, žinot, tokios racionalios formos. Ir čia staiga tenka va tokius dalykus paišyti. Tai, nu, bet kaip sakoma, reikėjo gyventi. Ir tik mes turėkime omeny, kad Ušinskas niekada nebuvo komunistų partijos narys. Ir teko skaityti tokį labai įdomų, gal net ir savotiškai graudų laišką Ušinsko skirtą Kaziui Varneliui į Ameriką 63 metų, kur beje Ušinskas rašo, kad jis daug dirba glazūrų srity ir jas ištobulino, ir esant reikalui jį gali atsiųsti į Ameriką. Apie tai irgi dar šiek tiek užsiminsiu, kai eisim prie stiklų. Bet kitas sakinys yra toks, kad dėja institute jau nebedirbau, nes mane neišvarė iš ten kabutėse, bet man nesusidarė galimybė ten dėstyti, taip labai subtiliai parašė. Nes visi mes esame formalistai. Strolis, Gudaitis ten ir aš esam formalistai. Nes jisai nestojo komunistų partiją, buvo tiesiog pasakyta, nu, pasitraukti nuo dėstymo. Ir tada jisai dar po kelių metų pradėjo dėstyti Kauno Politechnikos institute, sėkmingai dirbo su architektais, dėstė meno istoriją, piešimą, bet čia eina kalba apie 50-metį Stalino laikus. Jis ten padarė panašaus stiliaus vitražą ir kantatą Stalinui, paskui tokį įdomų artefaktą padarė vitražinę knygą dovaną Stalinui 49 metais, jos 70-mečio proga. Ten knygą darė visa Kauno meno mokykla, ten dailės institutas. Medinukai, odininkai, tekstilininkai, ten inkrustavo gintarų, Ušinskas darė tokius lapus verčiamus vitražinius. Bet tai, kaip sakoma, na, toks laikmetis. Bet Ušinskas taip, jisai vis tiek norėjo kurti tai, ką jisai nori kurti, ką nori daryti. Tiesiog dirbtuvėlėse darė tokius dalykus. Tai tą vitražą mes irgi matysime gyvą, tai galėsime apsistoti truputėlį daugiau ties jom. Irgi pirštų rodysiu kai kuriuos įdomius dalykus. Žalgirio mūšis 46 metai. Tam, kad pabėgti nuo tos jau cenzūros kažkokios. Nes, kaip sakau, Žalgirio mūšis buvo aprobuotas sovietiniai istorijai. Irgi dar daugiau projektų, kurie vėlgi neliko įgyvendinti. Įdomus buvo vienas projektas, kuris liko neįgyvendintas 64 metais. Tai yra tie patys prekybos ir amatų rūmai, kuris padarė Lietuvaitį ir statybininką, kur matėm anksčiau. Bet ten buvo laiptinėje langai. Ir jisai 64 metais sugalvojo padaryti vitražą ir į centrinėme įėjime, štai į šitą lango dalį. Ir suprojektavo tokį vitražą, nes tuo metu ir dabar ten tebėra biblioteka. Kauno rajoninė, ar kaip ten vadinasi, biblioteka. Dėl to čia ir jisai ir vaizduoja tarybinę šeimą, vartančią knygas. Ten buvo 2 variantai parengti projektų. Ir jisai tuo metu jau padarė ir glazūras išvirė, būtent šitam vitražui, pigmentus paruošė, jau stiklus ruošė, jau norėjo tos dalykus daryti. Bet architektas tų rūmų Landsbergis vyresnysis tik tada sužinojo apie tą projektą ir griežtai išprotestavo. Nu, sakoma, gal jis išeidė, kad nebuvo pakviestas į projektavimo ten etapą, gal šiaip kažkaip ten susipyko ir uždraudė tą daryti. Ir Ušinskas tikrai labai tą sunkiai pergyveno, bet sako, viskas, glazūros paruoštos, darau kitą darbą. Ir padarė kitą darbą. Tai yra Kauno Politechnikos institutui per 2 mėnesius sukomponavo ir padarė štai tokią kompoziciją, kur panaudojo stiklus ir glazūras, kurie buvo skirti būtent tam bibliotekos projektui. Darbas, kuris jo dabar dėja jau nebėra instituto pastate, dabar jis yra saugomas Čiurlionio muziejaus fonduose.
Bet irgi matom tokį jau Ušinską, kuris jau, sakyčiau, vėl grįžta, surado tokį, vėl savo tą tokio konkretaus konstruktyvistinio mąstymo būdą pritaikė tokiai sovietiniai jau galbūt ideologijai ir tam tokiam irgi propagandiniam galbūt šiek tiek mąstymui, tokiam konkrečiam. Ir čia jis padarė irgi tokį patį sprendimą konstruktyvinį, kad langas, ne langas, bet tiesiog panelė nėra tokia jau maža ir va tie stori elementai, jie irgi yra metalo konstrukcijos. Ir reiškia vitražas, jisai pats save laiko. Ir matom, kad pati tema tai yra statybininkas, tekintojas ir mokslininkė. Na va, ir paskui, jau einant dar toliau, tai yra 65 metai. Turbūt vienas gražiausių jau to vėlyvo laikmečio darbų, tai yra Donelaitis. Ir darbas, kuris taip pat pradžiai buvo skirtas Maironio literatūros muziejui, bet dėja jis ten irgi niekada nebuvo instaliuotas. Nežinau kodėl. Netiko kažkas. Ir jį iš karto perėmė tada muziejus Čiurlionio ir vėlgi jisai buvo eksponuojamas skulptūros ir vitražo galerijoje Kaune. Dabar vėlgi jisai grįžo į muziejų. Tai iš tiesų šitai kompozicijai Ušinskas medžiagą jau rinko dar prieš karą. Vėlyvaisiais 40 metais ir važinėjo į tą mažąją Lietuvą, darė piešinius, reiškia etnografinius piešinius, ten tų pypkių visų, apavo, rūbų ir taip toliau, jau rinko medžiagą šitam darbui, kurį jisai gyvendino tik tai, kaip sakiau, 65 metais. Čia yra įdomus sprendimas, kada tokia majestotiška Donelaičio figūra, o už jo tokios mažos yra detalės, tai yra būtent jo metų darbai yra pavaizduoti, tokia lyg iliustracija iš to literatūros kūrinio. Ir čia dabar rodau fotografiją iš dabar dar tebevykstančios parodos Kaune Vaikystės pasaulis, kur Filomena Ušinskaitė. Gal kam teko ir gyvai dar tos darbus matyti Kaune, tokia buvo kavinė vaikų, Nykštuko kavinė, ir ten buvo Filomenos Ušinskaitės vitražai instaliuoti sienoje su dirbtiniu pašvietimu. O tuos darbus Ušinskaitės rodau dėl to, kad tuo metu jų tandemas, brolio ir sesers, buvo labai tamprus. Ir jie dirbo vienose dirbtuvėse, nes vėlgi vitražas tai yra labai technologiška dailės sritis. Tai amatas, reikia krosnių, kitų dalykų, pigmentų, dažų. Tai Ušinskas tuo metu, tais laikais, kada jau vis tiek neteko bažnytinių užsakymų, neturėjo daug tų didelių užsakymų iš sovietinės valdžios, jis tada pasinėrė į stiklo meną. Ir mes čia matysime daug tų vazų. Ir daug pasinėrė į stiklo dažų ir stiklo glazūrų gamybą. Ir, pavyzdžiui, mes dabar vitražistai turime lietuviškasias rankų darbo glazūras, kurias mes naudojame iki šiol, nes jas gamina iki šiol keli mūsų meistrai Lietuvoje. Tai pačią pradžią, pačią technologiją pastatė būtent Stasys Ušinskas. Ir tai yra tikrai unikalios glazūros, labai įdomiamis savybėmis, ypatingai skaidrios, labai giliaus pigmento, sodrių spalvų. Čia yra Ušinsko nuopelnas, kad mes turime savo glazūras. Tai yra unikalu. Ir Ušinskas buvo visiškas eksperimentatorius ir jisai daug dirbo stiklo fabrike, tas glazūras ir dažus naudojo tiek stiklo vazose, bet tai panaudojo ir vitražuose, ir savo, ir seseriai. Ir įdomu tai yra, kad net ir čia paimtume, specialiai paimų Filomenos, keletą stiklų iš arčiau nufotografavau, nes kiekvienas stiklas tai yra vis kita technologija, vis kitas procesas ir vis kitas eksperimentas. Ir meistram, kurie tos vitražus restauravo šiais laikais, tai buvo tiesiog isterikos priepuoliai, bandant suvokti, kas čia padaryti ir kaip dabar tą atstatyti. Tai kalbant apie dirbtuves, Ušinskas taip, jisai pradžioje turėjo dirbtuves Kauno meno mokykloje, paskui keliavo į Valančiaus gatvę, į buvusio Bažnytinio meno muziejaus erdves, ten buvo įkūręs dirbtuvėlės dar karo metais, paskui po karo persikėlė trumpam į Laukaitytės gatvės, ten tokias dirbtuvėlės, paskui 62 beros metais persikėlė dirbtuvėlės Daukanto gatvėje, kol galutinai įkūrė 66 beros metais dirbtuves Kaune, netoli stoties, Baritonų gatvėje. Ir ten turėjo krosnis
ir darė daugumą savo eksperimentų ir taip pat išdegdavo stiklus tiek savo darbam, tiek ir Filomenos darbams. Tai vat matėme prieš tai Filomenės darbą, o čia dabar matome vieną iš paskutinių Ušinsko darbų, kuris irgi buvo keistai kurtas Kauno muzikiniam teatrui 68 metais, bet niekada ten nebuvo instaliuotas. Irgi nežinom dėl ko. Jūratė ir Kastytis, tokia siautulinga scena, kur plaukia tos dvi figūros, su vaikais matome, tarp žuvų, jūros šitų vairių gyvių. Ir vėlgi čia rodo tą pačią technologiją, čia labai gerai matosi, kad Ušinskas čia taip pat darė tokį metalinį karkasą iš vienos pusės, jį įdėdavo stiklus ir iš viršaus dar uždėdavo tokią varę juostą ir su varžtukais suverždavo. Ir dėl to tas vitražas, kuris yra nemažo formato, jisai irgi be jokių papildomų sutvirtinimų pats save laiko. Yra toks labai tvirtas kūrinys. Tai va, šitie visi stiklai irgi buvo išdegti Ušinsko dirbtuvėse Baritonų gatvėje Kaune, o kadangi ten nebuvo erdvės pakankamai tam darbui surinkti tokio formato, tai jisai buvo surenkamas Čiurlionio galerijoje, tame muziejuje, nes ten tiesiog tokia, galbūt nežinau, nuošalesnė vieta rado ir ten su jį surinkinėjo. Aha, gerai, paskutinė skaidrė. Visai neblogai su laiku. Čia va tik tai pavyzdys, kad Ušinskas tikrai darė labai daug eksperimentų ir va čia tokia nedidelė plaketė, nes kaip sakau, neturėjo pakankamai užsakymų iš valstybės, bet jisai žmogus buvo labai visiškas darboholikas visada. Jam reikėdavo dirbti po 18 valandų per parą tam, kad jisai gerai jaustųsi. Tai ir dėstymo galbūt tiek daug nebuvo. Tai jisai dirbavo arba Kauno stiklo fabrike, arba savo dirbtuvėse ir darė mažo formato, tas vadinamas stiklo plaketės, kur tiesiog ant stiklo lakšto, lydė glazūras, darė piešinius, graviruodavo ir įvairiom technikom bandė tą stiklą kažkaip tai apdoroti. Ir taip pat čia matome vieną iš vazų, kurios nėra čia parodoje, nes nėra ir privačioje kolekcijoje, kur irgi labai tipiškas Ušinsko ir Filomenos, net kartais sunku atskirti, kurio yra stiklo dekoro pavyzdys. Nes tuo metu, kalbam apie 70-metį iki pat mirties, Ušinskas dar kūrė ir didesnio formato vitražus, tai yra, dar nepaminėjau, labai buvo svarbus projektas įgyvendintas. Tai yra 57-8 metų žemės ūkio pasiekimų parodai Maskvoje, erdviniai vitražai ir ten buvo vaizduojama tokia žuvininkystės tema, ją priminsiu prie stiklo darbų. Paskui buvo dar gyvendintas didelis vitražas 60 metais Maskvoje, Jakor restorane. Tai dar kažkaip bandžiau paguglinti, tai radau keletą vaizdų dabartinio to restorano. Tai kažkaip įtartinai primena tokius motyvus, kurie net ir čia pinasi. Tai negaliu guldyti galvos, bet gali būti, kad ten dar ir likę kažkokie elementai Ušinsko laikų. Ir taip pat Ukrainoje, Poltavos miesto restorane Lilėja. Apie tą irgi dar užsiminsiu, kai eisim per parodą. O tiesa, nepaminėjau, kad šitą vitražą dabar jūs galite pamatyti Kretingoje kultūros rūmuose, nes jisai, kaip sakau, dėja nepateko į Kauno muzikinį teatrą, bet po kelių metų buvo perkeltas į Kretingos tuo metu naujai pastatytus kultūros rūmus ir dabar jisai ten iki šiol ir tebėra. Tai va tiek tos nuobodžios paskaitos. Tikiuosi, kad išgyvenote ir tikrai labai lauksiu jūsų klausimų. Nežinau, ar dabar galite kažką paklausti, bet tikrai dar kviesiu jūs pakilti ir greitai pereiti per kai kuriuos čia gyvensančius stiklo ir vitražo kūrinius.